pirma mintis jau, kai baiginėjasi, galvojau, noriu dar, nes labai artima tema ir toksai kažkoks dvasinis pakylėjimas, daug įkvėpimo, labai gera pabaiga, dienos ir įkvėpimas gyventi toliau. Nėra tokia kaip ir tiesioginė kūryba, turi interpretacija ir kvietimas patirti ne tik tai ausimis ar akimis jau kūrybą, bet širdimi ir sielos skrydžių. Tai tų jausmų buvo labai daug, nes tokia tematika, kur apie amžinybę, apie laikinumą, apie sielos keliones, kas man yra labai artima. Labai patiko tas magiškų augalų miškas, tai labai irgi justiška tema. Apskritai tas toksai vaikščiojimas iš tamsos į šviesą ir tas dualumas, tematikos, kad laikinumas ir amžinybė ir visa simbolika, kas ten vaikščio dar, kai žinai muziką, tik nežinai, kaip jinai vėlgi bus interpretuota. Tai yra labai stipru ir labiausiai palietė scena, kai dviese sėdi su karalium, po to aišku, karalius ar karalienė, bet kai tu tampi vienas iš pasaulio kūrėjų ir aiški žinutė, kad vis tik tai pasaulį mes kuriame patys, tai pasaulis susikuria čia.